dirbam su geležinkeliu. As you see on the screen, now there's a time for Transport Innovation Awards. Please know that all the awards will be held in Lithuanian, so if you need a translation, please use an interactive app. And this means that for the first time in 2 days, I can speak Lithuanian as well. I'm actually kind of not sure how to switch it that quickly. Bet man labai gera bus prabilti jums gimtąją kalbą ir iš tiesų čia mūsų renginį vainikuos tikrai svarbus apdovanojimai ir iš tiesų norėsime pagerbti žmonės ir organizacijas, kurios savo idėjomis ir sprendimais kuria pokytį Lietuvos transporto sektoriuje. Šie transporto inovacijų asociacijos inicijuoti apdovanojimai skirti tiems, kurie diegia naujas technologijas, mažina emisijas, stiprina bendradarbiavimą tarp verslo ir viešojo sektoriaus, bei rodo, kad Lietuvos transporto ekosistema yra moderni, kad ji atvira, o svarbiausia, ji tarptautiška. Kandidatai buvo vertinami pagal 4 kriterijus: inovacijų mastą, jų poveikį sektoriaus transformacijai, tarptautinį potencialą ir indėlį į tvarumą. Norėtųsi susipažinti ir su šių metų komisija. Šių metų transporto inovacijų apdovanojimų nugalėtojus išrinko nepriklausoma ekspertų komisija atstovaujanti skirtingas transporto, verslo, technologijų ir žiniasklaidos sritis. Štai čia mūsų ekrane galite susipažinti su visais komisijos nariais ir būtent jų sprendimai lėmė, kas taps šių metų apdovanojimų nugalėtojais. Žinoma, dėkojame komisijai už tą atsakingą darbą, kurie jie pasiryžo atlikti ir aš net nebejoju už objektyvų ir teisingą vertinimą. Bet man kažkaip norėtųsi kompanijos ir draugijos šiai apdovanojimų ceremonijai, tad drauge įteikti transporto inovacijų apdovanojimus kviečiu į sceną Transporto inovacijų asociacijos direktorę Rugilę Adziukevičiūtę-Buzę. Labai diena visiems, labai ačiū, kad likote iki galo ir tuoj susipažinsite su tikrai vertingais apdovanojimų laureatais. Transporto sektorius yra tas sektorius, kuriame vyksta tikrai milžiniška transformacija didžiuliu greičiu. Jau realus pokytis nuo popierinių procesų pereinam prie skaitmeninių, nuo taršaus kuro pereinam prie žaliosios energetikos, nuo konkurencijos prie bendradarbiavimo. Šie apdovanojimai tai būdas įvertinti tuos, kurie nelaukia pokyčių, o jos realiai kuria. Tad galime pradėti. Taip, tikrai galime pradėti. Pirmoji kategorija – metų startuolis. Ši kategorija skirta įmonėms, kurios yra neseniai pradėjusios veiklą ir sukūrusios inovatyvų produktą, kuris jau daro poveikį transporto ir logistikos rinkai ir, žinoma, turi tarptautinį potencialą. Ši kategorija sulaukė tikrai daug paraiškų, tad komisija turėjo daug darbo atrinkti verčiausius nominantus. Tiesa, iš visų nominantų, iš tos didelės gausos, jie išskyrė šiuos du, kuriuos tikrai galime įvardinti ir netrukus pamatysime juos ekrane. Komisijos išskirti 2 nominantai šioje kategorijoje yra CargoSign ir SpotGo. O atsakymas lieka vienas, kas iš 2 tapo nugalėtoju. Dėmesio į ekraną. Metų startuolis CargoSign. Tai už proveržį, kuris keičia duomenų, dokumentų ir tvarumo kultūrą visame transporto sektorėje. Kviečiu atsiimti nugalėtojus. Metų startuolis CargoSign. Laukiame jūsų scenoje, norime jums įteikti apdovanojimą. Norėsime jūs išgirsti ir, žinoma, įamžinti šią svarbę akimirką. Sveikiname. Ačiū labai. Ačiū, prašom gal trumpą žodį. Tai reikia ilgą žodį dabar užtrencetinti visus, kad ilgai šnekėtų ir neišeitumėt iki 6 vakaro. Tai ačiū labai už
pasitikėjimą. Transporto sektorius, mes kaip ir, čia jau ne pirmas mūsų startuolis, transporto sektorius neįtikėtinai sudėtingas yra. Niekad negalvojom, kad bus tai sudėtingiau negu medicina, bet matom labai didelį potencialą čia, nes vis dar turite daug popieriaus ir vis dar mes jį norim visą sunaikinti. Tai ačiū visiems. Ačiū Jums, sveikiname dar kartą. Kviečiame užimti scenos centrą ir niekur nepabėgti. Nugalėtojai turi pasinaudoti šansu atsistoti scenos centre, kai mes galėsime Jums paploti, o Jūs turėsite nuotrauką, kurią atsiminsite visiems laikams. Ar čia yra centras scenos? Štai čia. Taip, o dabar mes pasveikiname metų startuolį. Sveikinam dar kartą. Ir žinoma, kviesime visus šios dienos apdovanojimų nugalėtojus. Nepabėkite, sulaukime visų nominacijų pabaigos. Norėsime čia į sceną pakviesti bendrai šeimininiai gražiai nuotraukai visus mūsų nugalėtojus. Nu, mes keliaukime tolyn. Antroji nominacija – metų verslo iniciatyva. Šiuo apdovanojimu įvertinamos įmonės, kurios inovacijas įgyvendina sistemingai, didindamos efektyvumą, mažindamos emisijas bei kurdamos naujus standartus visam sektoriui. Buvo vertinami sprendimai, kurie sukūrė pridėtinę vertę partneriams ar klientams. Susipažinkime su šios nominacijos nominantais, kas šiemet pateko tarp geriausiųjų. Nominantai šioje kategorijoje – LTG Cargo, Blantana, Finėjas. Tad galbūt nesinori daugiau tempti gumos, dėmesio į ekraną. Taigi, metų verslo iniciatyva skiriama Finėjui už realius žingsnius link dekarbonizuoto transporto, už vilkikų įsigijimą tolimiesiam reisam, tolimųjų reisų kelionėms, už gerą pavyzdį visam sektoriui. Sveikiname nuoširdžiai. Sveikinam. Prašom. Daugelis klausia, kodėl jūs pirkot kelis kart brangesnius vilkikus, kai pati verslo mūsų natūra yra efektyvumas ir kuo mažesni kaštai. Tai mes atsakom, kad mes esam smalsūs ir šiek tiek optimistai ir norime užlipti ant visų įmanomų grėblių, kai elektriniai vilkikai bus gan įprastas kelių transporto verslas. Ir gali būti, kad kai tai bus įprastas, jei bus įprastas kelių transporto elementas, kad dalis tų grėblių ir nebebus aktualūs. Bet mes taip mokinamės išspręsti iššūkius, kurių netrūksta ir standartiniam versle, nes kiekvieną dieną susiduriam su iššūkiais, kuriuos reikia įveikti, atsiranda situacijų, kur reikia rasti geriausią sprendimą. Tai kaip ir į naudą viskas. Ir galbūt dalis tų sprendimų, kurie gimsta operuojant elektriniais vilkikais, gali būti pritaikomi ir standartiniam versle. Tai bet kokia atveju nauda. Ačiū dar sėki. Ačiū Jums ir žinoma, įamžinkime šią akimirką, o čia visi susirinkusieji dar kartelį Jūs pasveikins savo aplodismentais metų verslo iniciatyva. Rugilė, koks jausmas scenoje? Šaunu vesti apdovanojimus? Kai tokie laimėtojai stiprus ir tokie stiprus varžovai, tikrai ir ima jaudulys, bet džiugu, kad turim tikrai ne vieną kompaniją ar iniciatyvą, iš kurios komisija iš 9 narių galėjo sunkiai sprendė, 2 valandas posėdžiavom ir tikrai nelengvai priėmėme sprendimus. Taip, mes tikime, kad komisijos darbas iš tiesų nėra lengvas. Kaip ir sakiau, dėkojame jiems, o mums smalsu sužinoti, kokia kita nominacija ir žinoma, kas yra tie kiti nugalėtojai. Kita nominacija – metų savivaldybės iniciatyva.
Šiuo apdovanojimu pagerbiamos savivaldybės, kurios įgyvendino pažangius transporto, darnaus judumo ar infrastruktūros sprendimus vietos bendruomenių labui. Susipažinkime su kategorijos nominantais, kurie buvo pastebėti ir žinoma, kiekviena savivaldybė buvo įvertinta už savo pastangas. Nominantais tapo Kauno miesto savivaldybė, Jurbarko rajono savivaldybė, Druskininkų savivaldybė bei Lazdijų rajono savivaldybė. Nugalėtoja yra viena, o ją netrukus sužinosime, savo akis nukreipę į ekraną. Kauno miesto savivaldybė už ryžtą įgyvendinti pokyčius ir pirmiesiems Lietuvoje ir vieninteliams kol kas įsivesti sumažintos taršos zoną, už tai, kad įsivedėte ir viešojo transporto bilietą renginių metu. Visi, kas važiuoja į koncertą, Kaune gali vykti nemokamai ir už tokias tikrai ženklias pastangas, mažinant kamščius ir skatinant darnų judumą mieste. Tikrai pelnytai. Sveikinu Jūs. Na, žinot, prieš tai šnekėjęs prelegentas kalbėjo apie grėblius. Tai su mažų taršų zona mes kaip savivaldybė susirinkom visus tos grėblius. Visi kiti pabijojo, tai kažkuo esam panašus. Tai ačiū šitą įvertinimą, kad įvertinat. Kalbant apie nemokamą bilietą renginių, didžiųjų renginių metu Kauno mieste, tai irgi tai ne vienas žmogus sugalvojo, iš tikrųjų iš to stovi daugelis žmonių, kažkam gimė idėja, kažkas vedė dėrybas tiek su renginių organizatoriais, tiek su stadiono operatoriais, kiti programavo, kiti tikrino ar veikia, ir pasirodo veikia ir gavosi. Tai ačiū labai, kad pastebit ir įvertinat. Ačiū labai. Jau tradicija yra užimti scenos centrą, sugerti visus aplodismentus, kurie reiškia sveikinimus. Komandai. Taip, mes įsitaisysime pačiame apdovanojimo viduryje. 4. nominacija – metų institucinis sprendimas. Šis apdovanojimas skiriamas valstybiniai ar viešai institucijai už sprendimą, kuris nacionaliniu mastu pagerino transporto, logistikos efektyvumą arba reikšmingai supaprastino biurokratinius procesus. Taigi šis apdovanojimas skiriamas už sprendimą sukūrusi realią vertę vairuotojams, pavyzdžiui, keleiviams, o galbūt net visam sektoriui. Turime ir šios kategorijos nominantus. Jie yra iš tiesų keli ir kaip matote, vienas vardas ištartas net 2 kartus, tad norisi pasakyti, kokie sprendimai buvo pastebėti ir kurie pretendavo tapti pačiais geriausiais. Via Lietuva už pirmąjį ES standartus atitinkančią vilkikų vairuotojų poilsio aikštelę, Lietuvos oro uostai už naują Vilniaus oro uosto terminalą ir modernę keleivių patikrą, Via Lietuva už AITS sprendimus pritaikytus A1 magistralėje, leidžiančius važiuoti 130 km/h visus metus. Dėmesio į ekraną, kasgi nugalėjo? Via Lietuva už sprendimą įkurti pirmąją ES standartus atitinkančią vilkikų poilsio aikštelę, kuri tikrai bus puikia vieta. Mes žinom, visoje Europoje trūksta šių aikštelių ir vežėjams yra tikrai sunku rasti, kur saugiai sustoti, pailsėti. Ir aš kalbėdama su Via Lietuva direktoriumi Martynu tikrai džiaugiamės, kad visai netrukus galės ten įsikurti ir viešbučiai, ir kavinės, jau dabar yra ir dušai, ir padaryta tikrai viskas mūsų labai svarbiaus sektoriaus vežėjų patogumui. Tai sveikiname už tai, už gerą pavyzdį. Ačiū labai komisijai, iš tikrųjų, už tokį nuostabų įvertinimą, nes su dideliu pavydu, turbūt keliaudami po ES jau senai matėme išvystytą ir išplėtotą poilsio erdvę tiek sunkiasvorio automobilių vairuotojams, tiek ir lengvųjų. Tai pirmoji sertifikuota aikštelė atidaryta prie Marijampolės
Šiais metais, kaip ir buvo minėta, tikrai dar nesustojame ir ketiname plėsti paslaugų spektrą pačiose aikštelėse, kad būtų visiems patogu ir tiesiog gera sustoti tam, kad pailsėti ir toliau saugiai tęsti keliones. Tai kalbant apie pačią plėtrą, tai artimiausių metų, iki kitų metų vidurio ketinam turėti dar vieną šią aikštelę atidarytą arba tokio tipo aikštelę atidarytą Via Baltica kelyje ir žinoma visoje atkarpoje nuo Lenkijos iki Latvijos sienos, vykdydami specialius planus, toliau planuosime tokio pobūdžio aikštelės. Ačiū Jums labai ir saugių kelionių. Ačiū Jums. Ačiū Jums, dar kartą sveikinimai. Sveikiname nugalėtojus, ačiū Jums už įgyvendintas iniciatyvas, jos neliko nepastebėtos, o mes dar kartelį pasveikinkime nugalėtojus. Metų institucinis sprendimas. Na kągi, keliaukime pirmin. Sustojame stotelėje pavadinimu Metų tarptautinis sprendimas. Šis apdovanojimas yra už iniciatyvas, kurios peržengia Lietuvos ribas ir keičia tarptautinio transporto ekosistemą bei sukuria realų postumį skaitmenizuoti transporto operacijas. Buvo vertinti tarptautinį bendradarbiavimą, skatinantys sprendimai ir jų globalus mastas. Norisi susipažinti su nominantais šioje kategorijoje. Šiuos nominantus vertino mūsų komisija. Pirmasis nominantas ITF už daugiašalių vilkikų leidimų skaitmenizavimą, Vokietijos vystomosios plėtros organizacija už projektus įgalinančius skaitmeninių logistikos sprendimų plėtrą tarp rytų partnerystės, Vakarų Balkanų ir ES šalių. Dėmesio ekranas, sužinokim, kas nugalėjo. ITF, International Transport Forum, už tarptautinį transporto duomenų skaitmenizavimą, už privalomus ECMT daugiašalius vilkikų leidimų skaitmeninius mainus jau nuo sausio 1 2026 metais. Sveikinu. Ir prašom gal porą žodžių. Pirmiausia, kaip supratome, bus nuotrauka, reikia šiek tiek ir pasidžiaugti, žinoma, sugerti visą palaikymą, sveikinimus ir aplodismentus. O tada vilėmės išgirsti ir nugalėtojo žodį. Įdomu yra būti lietuvių tarptautinėje organizacijoje, kai gali vairuoti tam tikrus pokyčius. Na, iš tikrųjų, mes dirbame tyliai ir nuo kalbų iš tikrųjų pereinam prie realių sprendimų ir juos darome. Tai, kaip sakė kolega porą prieš tai kalbėjęs, kad reikia mažinti tą popierių. Tai jeigu vidutiniškai vairuotojai turi apie 22 popierinius dokumentus, tai bent jau 2 dabar galės turėti mažiau. Sėkmės naudojantis. Ačiū Jums. Tikrai pelnytai ir čia šitas apdovanojimas reprezentuoja viską, vardan ko ir mūsų organizacija dirba, tai po truputį eliminuoti popierių iš visų transporto kontrolės operacijų ir va čia yra pirmoji kregždė, kur visiškai bus eliminuojama popieriniai leidimai. Kelrodė žvaigždė, taip galima irgi pavadinti. Na, o mes dar turime kelias nominacijas, kitos pavadinimas Metų transporto balsas. Šis apdovanojimas, na, kaip jau nusako jos pavadinimas, skiriamas žurnalistui ar redakcijai, kuri profesionaliai formuoja transporto temų viešąjį diskursą. Patimkim nominantų ir nevardinkim. Iškart sužinokim, kas tapo nugalėtoju ar nugalėtoja. Dėmesio į ekraną. Visiems mums gerai žinomas puikus verslo žinių žurnalistas Linas Butkus. Už nuoseklias pastangas, atliekant analitinį darbą, už tai, kad formuoja diskusiją su sprendimų priėmėjais, verslo lyderiais, už ilgametę rašymo patirtį transporto tema. Deja, šiandien jo su mumis nėra, bet mes nebejojame, kad tikrai poną Liną mes aplankysime, apdovanojimas jam bus įteiktas.
Tai kaip reikia perduoti tuos visus aplodismentus? Man atrodo, reikia garsiai paploti, o mes kartu su Rugile galėsim tik nupasakoti tą jausmą, koks buvo čia šiuose apdovanojimuose. Tad siunčiame Linui kol kas tokius virtualius linkėjimus, bet apdovanojimas neabejotinai jūs tikrai pasieks. Paskutinė šių metų apdovanojimų nominacija yra metų iniciatyva. Metų iniciatyvos kategorijoje idėjos ir sprendimai, kurie keičia mūsų judėjimo įpročius, skatina tvarumą, įkvepia bendruomenės veikti aktyviau. Šios nominacijos nugalėtoje renka forumo dalyviai, balsuodami per programėlę. Ne kartą ir šiandien apie tai kalbėjome. Ir vakar taip pat, kad jūs taip pat galėjote prisidėti prie apdovanojimų ceremonijos. Ateina metas, kai viskas buvo sustabdyta. Ir įvertinti pagrindiniai nominantai. Pagrindiniais nominantais buvo Walk 15, Bike Ride Vilnius, Lietuvos pėsčiųjų asociacija. Nugalėtojas vienas, pasižiūrėkime į ekraną. Walk 15. Lietuvos pėsčiųjų asociacija. Atsiprašau taip už didžiulės pastangas skatinti. Atsiprašau. Taip, netyčia tas užsidegė dabar, taip aš irgi buvau informuota, balsavimas sustabdytas, tai iš tikrųjų šita apdovanojimas tenka Walk 15 ir už didžiulius žingsnių kiekius, kur Walk 15 dėka mes visi kasdien darome už tokį bendruomeniškumo skatinimą ir darnaus judėjimo skatinimą. Didžiausi sveikinimai. Kaip matome, visi nominantai norėjo tapti nugalėtojais, varžėsi tikrai intensyviai net mūsų ekrane, bet nugalėtojai yra vieni, metų iniciatyva Walk 15. Akimirką jam žinom, bet norim jūs išgirsti. Ačiū visiems balsavusiam už palaikymą, tikrai dėkojam ir jį jaučiam. Ačiū Transporto inovacijų asociacijai, Jurgiui, Rugilei, Astai ir visai komandai, kad jūs pastebit ir tokius startuolius, ir tokias iniciatyvas, kilusias iš Lietuvos, o dabar Walk 15 naudojasi 1 200 000 žmonių kiekvieną dieną, kurie juda, skatina ir kitus rinktis tvarius judėjimo būdus, nepamiršta vaikščiojimo, nepamiršta dalyvavimo žingsnių iššūkyje. Ir aš visus raginu, parsisiųskit programėlę, dalyvaukit Walk 15 iššūkiuose ir pamatysit, kaip tapsit aktyvesniais ir savo žingsnius paversit tikrai naudingais dalykais. Tai ačiū dar kartą už apdovanojimą visiems. Dėkui. Metų iniciatyva Walk 15. Taip, kiek matau, visi apdovanojimai įteikti ir iš tiesų norisi dar kartelį pasveikinti ne tik nugalėtojus buvusius čia scenoje. Taip pat sakome ačiū ir visiems nominantams, jūs taip pat esate svarbi šių apdovanojimų dalis, bet taip pat ir visos ekosistemos dalimi. Jūsų idėjos tikrai yra realūs žingsniai, kad Lietuvos ta transporto ekosistema būtų ir tvaresnė, ir skaidresnė, ir svarbiausia pažangesnė. Šie apdovanojimai iš tikrųjų jau tampa labai gera tradicija, platforma, kurioje pristatome inovacijas, daliname sėkmės istorijoms ir galime paskatinti vieni kitus. Ačiū visiems, kurie prisideda prie šito svarbaus sektoriaus pokyčių kasdien. Taip, ačiū ir tau, Rugilė, labai gera būti šioje scenoje kartu su tavimi. Ir kaip minėjome apdovanojimų pradžioje, mes labai norėtumėme dar kartą pakviesti, sugrįžti čia į sceną visus šių apdovanojimų nugalėtojus. Mes norime įamžinti tokią gražią šeimininę bendrą nugalėtojų nuotrauką. Tad jeigu jūs esate kartu su mumis, mes kviečiame sugrįžti čia į sceną, užimti pačią garbingiausią scenos vietą ir turėsime bendrą gražią nuotrauką. Tikiuosi, šie apdovanojimai turės tęstinumą ir, žinoma, visų nominantų būrys tik gausės. Taip, mūsų akys kryps į mūsų puikųjį renginio fotografą. Jeigu reikės jo šiek tiek nuorodų, ar mes visi centre, ar šviesoje, ar šiek tiek pažengti į priekį, viską
netrukus sukoordinuosim. Gerai. Taip. Pozicija gera. Tikiuosi, veiduose galėtų būti didesnės šypsenos, kai jūs išgirsite mūsų publikos aplodismentus ir sveikinimus. Visi šių metų apdovanojimų nugalėtojai ir žinoma organizatoriai. Dar kartelį nuoširdūs sveikinimai kiekvienam iš jūsų.